Žodžiu, čia iš tos, ne, turbūt pasakos, kur jinai jį giria, jisai ją giria ir jie va čia tokie abudu šaunuoliai, o labiau tai jisai ją turi girti šiaip. Taip nėra. Moteris, čia šiuo atveju greičiausiai yra taip, kad moteriai trūksta pasitikėjimo savimi. Ir jinai nepažįsta savęs, nežino savęs, nejaučia. Ir todėl jai atrodo, kad jos vyriškis turėtų pasakyti kažką tai apie ją. Turėtų jisai papasakot kažką apie ją, kelti ją, nes jinai pati šito negali. Tai aš siūlyčiau šitai moteriai atkreipti dėmesį į save, kreipti dėmesį tik į save, ne į vyrą. Pamiršti iš vis, kad jis turi kažką tai daryti dėl jūsų. Iš vis, jisai gali nieko nedaryti dėl jūsų, absoliučiai. Nė vieno žodžio nepasakyti. Ir pačiai išjausti tą tokią gerumo būseną su savim. O jeigu neišjaučia, tai tada reikia pažiūrėti, o kodėl aš pati su savim nesijaučiu gerai? Kodėl aš su savo kūnu nesijaučiu gerai? Kodėl aš pati nematau, kad aš graži esu? Kad kūnas mano gražus yra. Kad aš, pavyzdžiui, apsivilkau gražią suknelę, arba kad aš pasidariau šukuoseną, arba kad aš pasidažiau. Kodėl aš pati šito nematau? Klausimas, kodėl man kitas žmogus turi tai pasakyti?